Sveiki kolektyvas, senai nesimatėm, nelabai turiu laiko prisėsti prie kompų ir montuoti vlogų. Daug prisikaupė medžiagos ir iš enduro čempionato, ir iš enduro ralio, bet jau filmuojam ant 2 ratų laidos 3 sezoną, tai tiesiog labai daug darbo, o šiandien atvariau į metų motociklo rinkimus, kur išrinks geriausią šiais metais. Tai einam pasižiūrėsim, kas ten gero. Tikiuosi šitą video greitai padarysiu, o kitų dar biškį teks palaukti. Varom. Jau gavai talarijas? Jo, jau visą. Tai kitą savaitę filmuojam ketvirtadienį. O ką, pirmi modeliai, va, BMW Paris-Dakar dalyvavo šiais metais. 2024. Jaučiu dar vis laimėt. Top 7, Ducati Dievelis, nežinau, kas čia per mocas, labai galingas, labai keistai atrodantis, miksas kažkoks tarp cruiserio ir streeto, iš atsiliepimų, kiek girdėjau, žiauriai gerai važiuoja, tai nepabandžiau, nors buvo proga, bet kažkaip neatsisėdau. Dar vienas mocas, kuris, va, irgi top 7, CF Moto. Irgi jau bandytas mocas, ne naujas, bet čia yra šiek tiek patobulinta, atnaujinta versija, kuri turi prasisukimo kontrolę, turi gerą ekraną, man atrodo, su Apple CarPlay. Tai žodžiu, prie tų visų ir taip patogių priedų, kur šildoma sėdynė, šildomas rankenėlės, dar čia va tokių naujienų prisidėjo. Tai gal ir turi šansų būti top 1 iš tų 7. Einam toliau. Honda Africa Twin. Šitą testavau mocą pirmam sezone laidos. Šiaip labai patiko, labai geras variklis. Šitas variantas, jeigu neklystu, yra su automatinė greičių dėžė. Dar 2 mocai iš top 7. Honda CB 500 gal. 4 cilindrų variklis. Turėtų būti smagus. Kažkas ten yra su automatinė sankaba. Žodžiu, šitą dar netestavau. Nu, čia KTM Dukas, kaip sakoma, Naked motociklų tėvas, nes kurtas kaip Naked motociklas nuo pat pradžių. Galiu pasakyti, kad greičiausiai bandysiu šiais metais, tai bus tikrai įdomu. Atrodo labai išskirtiniai. Dar vienas mocas, kuris yra top 7 ir čia yra mano statymas, kad šitas ir laimės. Pernai bandžiau 1200 PM, šito vyresnį brolį. Labai patiko, labai geras mocas, tai neabejoju, kad ir šitas neblogas. Dar vienas iš top 7, Yamaha MT-09. Šitą turėjau progą trumpai išbandyti ir turiu pasakyti, kad maloniai nustebino mocas. Variklis, pasaka, 3 cilindrai, labai gerai važiuoja nuo žemų apsukų iki praktiškai pat redline. Gal tenai biškai pridusta, bet žiauriai smum, žiauriai gerai valdosi. Paslaptėlė, mano manimu, geriausias quickshifteris, kokį yra tekę bandyti ant moco čionai, būtent šitame. Veikia, bent jau kiek bandžiau, nelabai ilgai, bet kiek bandžiau, tai prie visų sąlygų veikia praktiškai be priekaištų. Nu tai tikrai maloniai nustebino šitas motociklas, bet aišku vien dėl to, kad čia yra streetas, netikiu, kad jisai bus numeris 1 šitos rinkimas. Bet ką gali žinot, gal nustebins. Ką atvarėm į salę pagrindinę, tuoj skelbs kategorijų nugalėtojus ir sužinosim tą top 1. Pasižiūrėsim, ar mano spėjimas teisingas. Nu ką, dabar komisija balsuos gyvai už motociklus ir rinks tą geriausią, tai laukiam. Pažiūrėsim, ar atspėjau. Taigi pirmąjį į sceną aš kviečiu, abėcėlės tvarka, žinoma, Aidą Mulviną.
Liko dar 3 komisijos nariai. Kol kas netikėtai laiminėjo Honda Africa Twin. Na dabar skaičiuoja balus, bet realiai iš visų balų jau aišku, kad laimės Honda Africa Twin. Nu ką, tai baigėsi metų motociklo rinkimai, kaip ir sakiau, gal kiek netikėtas, bet suprantamas sprendimas dėl Honda Africa Twin, o mes lekiam toliau filmuoti modsų ant 2 ratų laidai ir tikiuosi, kad surasiu laiko pamontuoti visus enduro video, kuriuos turiu jums paruošęs. Tai paspauskit like, jeigu patiko ir nepamirškit pasubscribinti. Iki sekančių.